Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie refleksiją. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tikriausiai jums buvo įdomu, o kaip JSON serializeriai gali priskirti atitinkamą value tam tikram fieldui. Ir tai jie gali padaryti, naudojant tokį dalyką kaip refleksiją. Jeigu mes sukursime bet kokį kintamąjį, tai mes suprantame, kad tas kintamasis yra tam tikro tipo. Ir tai pas mus gali būti reference arba value tipas, tai gali būti static, non-static ir taip toliau. Informacija apie tai, koks tai yra kintamasis, kokio jis yra tipo, kokius laukus turi, kokius metodus turi, savybės ir taip toliau, mes galim sužinoti naudojant refleksiją. Kiekvienas tipas turi tokį metodą kaip getType. Mes galim gauti tą tipą ir jeigu pabandysime išprintinti, gausime informaciją apie tą tipą. Bet iš tikrųjų getType atiduoda mums tokį tipą kaip type. Ir naudojant tą tipą type mes galim sužinoti viską apie nurodytą tipą. Mes sukursime apibendrintą funkciją ir tą funkciją mes perduosim kažkokį tipą. Ir informaciją apie tą tipą mes išvesime. Tai mums iš pradžių reikia gauti tą tipą. O kaip mums gauti tą tipą, jeigu mes neturime kintamojo to tipo? Aišku, mes galim padaryti taip. Bet jeigu tai pas mus bus reference tipas, tai default reference tipui yra null. Ir mes iš null bandysime iškviesti getType ir gausime null reference exception. Tai yra kitas būdas gauti tipą. Mes galime pritaikyti tokį raktažodį kaip typeof ir tarp apskritinių skliaustų parašyti tipo pavadinimą. Šiuo atveju tai pas mus bus apibendrintas tipas T. Ir mes pabandysime dabar išvesti informaciją apie tą tipą. Tai pats paprasčiausias dalykas yra name. Mes galime išvesti tipo pavadinimą. Sužinosime, koks jis pas mus yra. Bet lygiai taip pat mes galime išvesti ir pilną pavadinimą su visais namespace'ai ir taip pat assembly. Mes galime paimti ir namespace'ą, kur guli tas tipas, galime ištraukti bazinį tipą iš to objekto ir gauti daug kitos informacijos. Jeigu mes parašysime type ir taškas, čia labai daug yra ir savybių visokių ir taip pat metodų. Bet taip pat mes galime išvesti ir visus property, kurie yra pas mus viduj to tipo, fieldus ir metodus. Naudojant funkciją getProperty, mes gauname kiekvieną iš tų property ir galim išvesti pavadinimą to property. Bet aš noriu išvesti ne tik pavadinimą, bet ir metodus, kurie yra viduj to property. Ir mes po to žiūrėsime, ar egzistuoja pas mus get metodas, ar egzistuoja pas mus set metodas ir jeigu jie egzistuoja, mes išvesime informaciją, kad jie pas mus yra ir jie yra public. Toliau išvesime visus fieldus, kurie pas mus yra viduj to tipo. Tai lygiai taip pat naudojant metodą getFields, mes visus fieldus gausime ir informaciją apie tos fieldus mes išvesime. Na ir liko išvesti informaciją apie metodus. Tai visur čia yra tipai info, property info, field info arba method info. Mes gauname visus metodus, praeiname pro kiekvieną metodą, išvesime metodo pavadinimą, atidarysime skliaustą ir gausime visus parametrus to metodo. Ir po to per kablelį išvesime parametro tipą ir išvesime parametro pavadinimą. Ir uždarysime skliaustą. Ir dabar mes galim tą funkciją pritaikyti. Pažiūrėsime, ką pas mus turi tipas int ir kokia informacija pas mus yra saugoma viduj intų. Dabar mes matome, kad pas mus pavadinimas yra int32, pilnas pavadinimas system.int32, namespace'as system, base tipas tai pas mus yra system.valueType, jokių property pas mus ten nėra, bet yra du fieldai, tai minValue ir maxValue. Galim pamatyti, kokius metodus mes ten turim. Tai metodų viduj intų yra tikrai labai daug. Ir mes matome, kokie yra argumentai tų metodų. Jeigu jūs pažiūrėsite, jūs galite pamatyti, kad čia yra toks dalykas kaip brūkšnelis vienetas. Tai reiškia, kad tai yra generic tipas. Na ir mes prisimenam, kad spanai tai yra generikai. Na ir dar vienas įdomus dalykas, jeigu mes pažiūrėsime į try parsą, tai vietoj ref into mes matome čia intą ir ampersantą. Kitaip sakant, tai yra adresas. Labai panaši sintaksė, kaip yra C++ kalboje. O dabar vietoj into mes pabandysime parašyti kažkokį kitą tipą. Tarkime, įmesim tipą range. Mes matome, kad tipas range jau turi mažiau elementų. Tai pas mus yra property start, end ir all. Pas mus yra metodai. Ir jūs galite pastebėti, kad yra metodai, kurie parašyti iš mažos raidės. Tai get start, get end ir get all. Iš tikrųjų, tai yra tie metodai, kurie ateina iš property. Čia galima prisiminti pamoką apie tai, kaip veikia property, kaip veikia savybės. Mes sukursime savo tipą, pažiūrėsime, kaip mūsų tipas bus aprašytas. Pažiūrėsime, ką mes gausime iš myClass. Ir mes matome, kad myClass paveldė iš system object, kad pas mus yra property su metodais get ir set, pas mus yra fieldas ir pas mus yra tam tikri metodai. Ir kaip matote, čia dar yra aprašyti geteriai ir seteriai iš myProperty. Ir metodai, kuriuos mes paveldim iš object tipo. Na ir dabar klausimas, o kur mes galim tą informaciją pritaikyti? Mes galim parašyti funkciją printTable ir išprintinsim lentelę bet kokių tipų.
Tai visų pirma mes gausime tipą T iš IEnumerable T, kuris pas mus ateina. Toliau mes pažiūrėsime, kokie property pas mus yra ir kokie fieldai pas mus yra, bet mes padarysime filtraciją. Mes paimsime tik public fieldus ir paimsime tik tos property, kuriuos mes galim perskaityti ir kurie turi pas mus public get metodą. Toliau mes sukursime masyvą tam, kad paskaičiuoti ilgį kiekvieno property ir kiekvieno fieldo. Ir pagal ilgiausią mes aptarysime tam tikrą stulpelį, kad visa informacija gerai tilptų be jokių problemų. Na ir toliau mes sukursime string table, kur pas mus bus kaip headeris, taip ir visi kiti elementai. Būtent dėl to mes ir pridedam čia vienetą. Na ir į nulinį elementą mes įrašysime masyvą, kur pas mus bus atitinkamas kiekis stulpelių. Tai mes turėsime po vieną stulpelį kiekvienam property ir po vieną stulpelį kiekvienam fieldui. Na ir dabar mes praeisime pro visus property ir fieldus, pažiūrėsime, kokio jie yra ilgio ir įrašysime tą ilgį į mūsų masyvą. Jeigu po to rasime duomenis, kurių ilgis bus didesnis tam tikrame stulpelė, tai mes tą stulpelį padidinsime. Na ir pradedam generaciją duomenų. Mes praeiname pro visus itemus, kuriuos mes turime, nurodome, kad pagal tam tikrą eilutės indeksą mes sukursime naują masyvą ir į tą masyvą įrašysime duomenis. Iš pradžių property ir po to įrašysime visus fieldus. Paimsime atitinkamą property iš mūsų tipo ir pasakysime, kad mes norime gauti reikšmę iš tam tikro objekto. Tai mes iš anksto žinome, koks pas mus yra property ir perdedam objektą, iš kurio mes turime gauti tą reikšmę. Ir gaunam jį kaip object tipą. Mums net nereikia daryti kažkokio kasto, tikrinti, koks ten yra tipas, mes iškart paimam tą value ir konvertuojame į stringą. Jeigu jis ne nulas, jeigu jis visgi nulas, tai mes priskirsime čia atitinkamai stringą null. Ir po to pažiūrėsime, ar tie duomenys yra ilgesni nei dabartiniai duomenys saugomi, ar ne. Jeigu jie visgi yra didesni, tai mes į mūsų property data lengths ištaugusim naują didesnį ilgį. Jeigu ne, tai paliksime seną, kuris ten pas mus ir buvo. Ir lygiai tą patį mes darome su fieldais. Bandome ištraukti reikšmę ir ją įrašome į tą table. Ir didinam row index. Ir toliau mes padarome printą. Tai iš pradžių išvesime headerį, tai pavadinimą kiekvieno property, pavadinimą kiekvieno fieldo, kuris pas mus yra. Pridėsime dar papildomai dvigubą tarpą prie kiekvieno ilgio ir pereisime į kitą eilutę. Na ir papildomai mes išprintinsim kiekvieną brūkšnelį, tam, kad atskirti headerį nuo visų kitų duomenų. Ir dabar jau galim praeiti pro duomenis ir galim išvesti informaciją apie kiekvieną savybę ir lauką. Ką mes iš to gauname? Mes galim sukurti bet kokį tipą, tarkim, galim sukurti person objektą, nurodysim, kad tai pas mus yra person ir sukursime sąrašą žmonių. Rašysime čia daugiau dalykų. Ir dabar galim iškviesti mūsų funkciją print table ir ta funkcija automatiškai ištrauks informaciją iš klasės person ir kaip jūs matote, mes gauname lentelę. Bet viduj funkcijos mes nekaip neparašėme, o kaip ta informacija turėtų būti išvedama. Mes nieko nežinojame apie tai, koks tipas pas mus ateis. Galim sukurti range masyvą ir tą patį range masyvą įmesti į tables funkciją. Ir matysime informaciją apie kiekvieną iš tų mūsų range'ų. Na ir mes galim dar sukurti papildomai ne tik klasę, bet ir kažkokį struktą, sukurti listą tų struktų ir perduoti į print table. Ir irgi matysime tą informaciją. Tai refleksija, tai labai galingas ir naudingas įrankis, kuris leidžia mums pažiūrėti tai, kaip kodas buvo parašytas, kaip buvo sukurtas, kokie ten yra tipai. Ir dabar jūs žinote, kaip tai padaryti. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.